Pasaka lėktuvėlio kelionė į dangų. Kartą mažas lėktuvėlis troško pasiekti dangų. Jis svajojo pamatyti debesis iš arti, nuskristi ten, kur gyvena saulutė, kur naktimis žvaigždutė šviečia. Bet jis buvo dar mažas, todėl skristi nemokėjo. Kiekvieną dieną jis stebėdavo didžiuosius lėktuvus danguje ir tyliai atsidusdavo. Kaip norėčiau pakilti aukštyn, kaip jie tą daro? Vieną vakarą, kai didieji lėktuvai grįžo iš kelionių, lėktuvėlis nugirdo jų paslaptingas kalbas. Įsibėgėjimas, sumurmėjo vienas. Taip, tai raktas į gerą skrydį, pritarė kitas. Mažas lėktuvėlis nušvito iš džiaugsmo. Įsibėgėjimas? Gal tai man padės pakilti? Nieko nelaukdamas, jis nuriedėjo link lenktynių trasos, kur garsiai dūzgė linksmos mašinėlės. Sveikos mašinėlės, kreipėsi jis. Išgirdau, kad skrydžiui reikia įsibėgėjimo. Gal galite man padėti? Raudonoji mašinėlė išdidžiai atsakė. Žinoma, mes įsibėgėti mokame geriausiai. Šiek tiek padūkusi geltonoji mašinėlė pridūrė. Pirma taisyklė – važiuok tiesiai, drąsiai ir greitai, bet svarbiausia – nebijok. Lėktuvėlis išklausė, kartojo ir stengėsi. Vieną dieną jis treniravosi, važiavo taku, stengėsi nepaslysti posūkiuose, stiprino sparnelius ir bandė išmokti judėti vis greičiau. Kitą dieną, pailsėjęs po ilgų treniruočių, jis tupėjo ant kalnelio ir žiūrėjo į dangų. Staiga pro jį praskrido paukščių būrys. Viena kregždutė stabtelėjo ir paklausė. Mažyli, ko toks susimąstęs? Aš labai noriu skristi, nedrąsiai tarė lėktuvėlis. Mašinėlis mane išmokė įsibėgėti, bet nežinau, kaip pakilti. Žvirblis trumpai pamastė ir tarė. Pakilti gali tik tada, kai tavo širdis jau pasiruošusi. Kregždutė mostelėjo sparneliais. Pabandyk pakelti nosį aukštyn ir leisk vėjui paliesti tavo sparnus. Ir nepamiršk, dangus draugauja su tais, kurie tiki. Pritarė gandras. Lėktuvėlis dėkojo paukščiams. Jis jautėsi daug stipresnis ir suprato, jėga reikalinga ne tik ratuose, sparnuose, bet ir širdyje. Lėktuvėlis mokėsi iš mašinėlių įsibėgėti, o paukščiai išmokė tikėti vėjo jėga ir savimi. Pagaliau atėjo ta lemtinga diena. Nedrąsus, bet pirmam savo skrydžiui pasiryžęs, lėktuvėlis prisiminė visus patarimus. Jis stovėjo ant tako, giliai įkvėpė ir tarė sau. Dabar mano eilė, aš galiu tai padaryti. Jis pradėjo riedėti vis greičiau ir greičiau. Vėjas švilpė pro sparnus, ratai šoko per kelio nelygumus ir tada staiga jis pajuto, kaip vėjas pakelia jį nuo žemės. Pirmas skrydžio akimirkas jo širdelė temdė baimė. O jei nukrisiu? Sušnibždėjo jis savo. Bet tada prisiminė paukščius, mašinėles, jų žodžius ir sušuko. Aš skrendu! Lėktuvėlis pakėlė galvelę į viršų ir leido vėjui jį nešti. Naujai atrastas pasaulis dangaus aukštybėse atsivėrė prieš jo akis. Debesys atrodė kaip purų saldainiai, o saulutė šypsojasi tarsi sena draugė. Jis jautė laisvę, kurios niekada nebuvo patyręs. Jis skrido. Ir dabar jis žinojo, kai svajoji, stengiesi ir tiki, net mažiausi sparnai gali pakelti tave iki padangaus. Pasaka baigta, tad smagūs klausimai jau čia. Pirmiausia, išklausyk klausimą ir atsakymų variantus. Gerai pagalvok ir užrašyk teisingą atsakymo variantą. Užrašyk klausimo numerį,
o šalia raidelė, kuri tavo manimu žymi teisingą atsakymą. Pavyzdžiui, jei tai pirmas klausimas ir galvoji, kad teisingas atsakymas yra B, rašai taip. Pirmas B. Pirmas klausimas. Kodėl mažas lėktuvėlis norėjo pakilti į dangų? A. Norėjo aplenkti paukščius. B. Svajojo pamatyti debesis ir žvaigždės iš arti. C. Norėjo pasislėpti nuo lietaus. Antras klausimas. Ką darė lėktuvėlis kiekvieną dieną? A. Miegojo po medžiu. B. Piešė dangų. C. Stebėjo didelius lėktuvus. Trečias klausimas. Kaip lėktuvėlis mokėsi įsibėgėti? A. Žiūrėdamas filmuką apie skrydžius. B. Jam trasoje padėjo mašinėlės. C. Skaitydamas knygas apie greitį. Ketvirtas klausimas. Ką lėktuvėliui patarė paukščiai? A. Daug sportuoti. B. Pirmiausia sulaukti rudens. C. Tikėti savimi ir pajusti vėją. Penktas klausimas. Kada lėktuvėlis pakilo pirmą kartą? A. Kai labai supyko. B. Kai prisiminė visus patarimus ir patikėjo savimi. C. Kai kažkas jį stumtelėjo. Šeštas klausimas. Kokie paukščiai kalbėjosi su lėktuvėliu? A. Kregždutė, žvirblis ir gandras. B. Pelėda, varna ir genys. C. Antis, gaidys ir žąsis. Septintas klausimas. Kas sakė, kad reikia pakelti nosį aukštyn ir leisti vėjui paliesti sparnus? A. Gandras. B. Kregždutė. C. Meška. Aštuntas klausimas. Kaip lėktuvėlis jautėsi prieš pirmą skrydį? A. Buvo labai piktas. B. Džiaugėsi, kad nereikės nieko daryti. C. Jautė baimę, bet prisiminė visus patarimus. Devintas klausimas. Ką lėktuvėlis pamatė danguje pirmo skrydžio metu? A. Sniegą ir ledo pilį. B.
Debesis, kurie atrodė lyg saldainiai ir saulė šypsena. C. Didelį oro balioną. Dešimtas klausimas. Ko išmoko lėktuvėlis per visą savo kelionę? A. Kad reikia garsiai dainuoti. B. Kad reikia tikėti savimi ir stengtis. C. Kad skristi gali tik paukščiai. Pasakėlė jau baigta, klausimai taip pat. Pasimk kitos spalvos rašiklį ir patikrink, kaip tau sekėsi. Tikiu, kad pasirodei puikiai, nes pasakėlės klausėsi atidžiai. Jeigu atsakei teisingai, šalia atsakymo padėk pliusiuką. O jeigu padarei klaidelę, nenusimink, tiesiog šalia parašyk teisingą atsakymą. Pirmas klausimas. B. Svajojo pamatyti debesis ir žvaigždes iš arti. Antras klausimas. C. Stebėjo didelius lėktuvus. Trečias klausimas. B. Jam trasoje padėjo mašinėlės. Ketvirtas klausimas. C. Tikėti savimi ir pajusti vėją. Penktas klausimas. B. Kai prisiminė visus patarimus ir patikėjo savimi. Šeštas klausimas. A. Kregždutė, žvirblis ir gandras. Septintas klausimas. B. Kregždutė. Aštuntas klausimas. C. Jautė baimę, bet prisiminė visus patarimus. Devintas klausimas. B. Debesis, kurie atrodė lyg saldainiai ir saulutė šypsena. Dešimtas klausimas. B. Reikia tikėti savimi ir stengtis. Mokomės smagiai, jums siunčia linkėjimus. Ačiū, kad klausėtės ir mokėtės smagiai. Atsisveikiname iki kitų kartų.